Sveiki, tai būtų antra dalis produktų redagavimo pamokos. Jeigu nematėte pirmos dalies, tai rekomenduoju ją atsidaryti. Joje paaiškinau, kaip reiktų pasiruošti produktų redagavimui, kokie žingsniai yra svarbus prieš tai padaryti tam, kad būtų galima sklandžiai darbuotis. Tai šiuo atveju yra įkelta į mano YouTube kanalą, o jeigu jau pirmą dalį matėte ir viską padarėte, tai einam prie antros dalies ir atsidarome jau produktą, kurį planuojame redaguoti. Ir atsidarius produktą, pasirinkti pasirinkimo įrankį Quick Selection Tool, pasirinkti Select Subject, leisti, kad Photoshopas parinktų mūsų produktą. Taip pat galim vietas, kurios nebuvo parinktos Photoshop'e pažymėtos, visai nesunkiai pažymėti tam, kad būtų visas mūsų produktas pažymėtas, ir tada pasirinkti Select ir Mask, kad automatiškai Photoshopas įžymėtų mūsų produktą. Atkreipkite dėmesį į Select ir Mask nustatymus, nes gali būti, kad pas jūs bus šitoj vietoj Smooth, Feather nuliai nustatyti. Ką jie reiškia, tai būtent mūsų produkto kampai, jie labai gali būti aštrūs ir taip netgi iškramtyti atrodyti, tai kad tas nelabai jaustusi, tai tiesiog galim padidinti Feather opciją bei Smooth iki norimo balanso tam, kad mūsų esantys šiuo atveju produkto kampai labiau susilietų ir nebūtų labai aštrūs bei iškramtyti. Kitas svarbus dalykas, tai kur yra Output to, būtinai pasirinkti opciją, kad būtų naujas sluoksnis su papildomai kauke, New Layer with the Layer Mask, tam, kad mes sekančiam žingsnį galėtume dar papildomas atlikti korekcijas, ir galim pasirinkus šios nustatymus paspausti OK, ir mūsų produktas bus iškirptas. Tai pirmas dalykas, galbūt ką atkreipdėmėsi, jog po mūsų produktų praktiškai neliko jokio šešėlio, ir tas labai jaučiasi ypač baltame fone. Tai norint sutvarkyti šiuo atveju apačioje esantį mūsų produkto šešėlį, mums tiesiog reikės šiek tiek padirbėti su kauke, kadangi mes pasirinkom, jog jisai būtų iškirptas su kauke, tai tiesiog turim dabar galimybę grąžinti, tarkim, po apačią esantį šešėlį. Norint tą padaryti, tai reikia atitinkamai naudotis kaukės nustatymais. Tai visų pirma pasirinkti brush įrankį, teptuką. Kitas svarbus dalykas, tai mes teptuko, kur yra pasirinkta spalva, tai pasirinksime baltą spalvą tam, kad kaip ir kaukė veikia, kad pasirinkus baltą reiškia, kad mes atidengiam norimas vietas. Tai šiuo atveju tos norimos vietos tai ir bus po mūsų produkto esantis šešėlis. Kitas dalykas tai yra teptuko nustatymai. Labai svarbu irgi juos teisingai pasirinkti. Tai ką labai rekomenduočiau dabar, tai tiesiog pasirinkti hardness kuo galima mažesnį, kažkas iki 10%, kad būtų, ar 7 kokie, tai būtų labai gerai. Dydis irgi gali būti pasirinktas didesnis tam, kad galima būtų sklandžiau dirbti. Šiuo atveju pasirinkau 220 pikselių, ir pasirinkus šios nustatymus dar papildomai, ką rekomenduoju atkreipdėmėsi, tai yra opacity nustatymas. Jisai reiškia, kiek ryškiai norime, kad matytųsi mūsų šiuo atveju teptukas.
tai aš rekomenduoju jį irgi nuleisti kaip kokių 60%, kad nebūtų per daug ryškus ir padarius visus nustatymus, jeigu piešim po mūsų produktų, po truputį šešėlis grįž ir kaip ir atkreipkite dėmesį, kad aš su pieštuku nepiešiu, tarkim, taip, kad jisai būtų visas išlindęs, o priešingai aš stengiuosi, kad tik tai dalis pieštuko būtų išlindusi iš mūsų produkto. Tiesiog taip gaunasi daug gražiau ir bent jau ši metodika man labiau pasiteisinus, kai yra dalis pieštuko pasirinkto šiuo atveju tik tai išlindus ir taip mes galim sugrąžinti šešėlį. Kodėl tai yra svarbu, nes net ir padarius šiuo atveju šios kelis užpiešimus jau visiškai pasikeičia vaizdas, koks būtų vaizdas produkto, kuris yra be šešėlio ir su šešėliu skirtumas labai akivaizdus. Tam, kad gražiai nupiešti šešėlį, naudojantis kaukę, tai kaip ir reikia šiek tiek irgi įgūdžių, pasipraktikuoti, atrasti patogiausią dydį teptuko, intensyvumą, taip pat nusistatymo, koks turėtų būti opacity ir panašiai, tai gali iš karto nesigauti, bet tiesiog pasipraktikavus, manau, visai neblogai turėtų išeiti. Kaip ir minėjau, aš, kadangi nusistatęs didesnį dydį, stengiuosi būtent eiti su šiuo teptuku taip, kad tik tai jo dalis yra išlindusi už norimo produkto šono, tam, kad būtų dar gražesnis ir tolygesnis kraštelis. Kitas dalykas, ką kaukė gali mums padėti sutvarkyti, tai šiuo atveju yra viršuje esantys kraštai, kurie yra nelygus dėl atitinkamai šiuo atveju produkto pačios formos ir tą irgi labai nesunku būtų sutvarkyti, tik tai jau priešingai mums reiks pasirinkti kaukės režimą, jog būtų nebe atidengiama, bet uždengiamas norimas produkto kraštas ir dėl to visų pirma reiktų pasirinkti nebe balta, bet kad būtų juoda spalva. Tada teptuko nustatymus pakeisiu į daug aštresnius, tam, kad būtų daug geriau susitvarkoma su šiuo atveju kraštu. Iki 86% dydį jau nuleisiu tam, kad būtų lengviau ir sklandžiau dirbti su šiuo atveju kraštu ir opacity pakelsiu iki 100%. Ir kaip dabar reiktų daryti? Jeigu aš taip bandyčiau ranka tvarkyti kraštą, man būtų iš tiesų sudėtinga, nes nepavyktų išlaikyti galbūt tiesios linijos, bet yra visai gera metodika Photoshop'e, kaip galima automatiškai nubrėžti, tarkim, tiesią liniją, jeigu norėtume, tai ypač šiuo atveju ties šiuo kraštu, mes galim pasirinkti, paspaudę vieną paprastai pelės klavišų, kad atskaitos taškas būtų nuo šios vietos ir tada įspaust klaviatūrai Shift klavišą ir mūsų norimą atskaitos pabaigos tašką pasirinkti čia ir dar kartą paspaust ir taip automatiškai tada Photoshop'as nuo vieno atskaitos taško nuėjo į kitą atskaitos tašką ir išlygino
ir panaikino esantį įsikišimą ir kaip tai galėtų atrodyti prieš ir po. Tai yra, manyčiau, žymiai geresnis rezultatas. Aišku, labai reikia atkreipti dėmesį, tarkim, šiuo atveju galbūt čia nesinorėtų visiškai, tarkim, išlyginti šiuo atveju šių įsikišimų, nes galėtų gautis, jeigu padaryčiau tikrai ne koks rezultatas, bet vien tai, kad panaikino čia esantį tokį nedidelį įsikišimą, tai irgi priduoda geresnį vaizdą. Sutvarkę šią vietą, dar taip pat galbūt gali matytis, jog yra likusi šiek tiek fono dalis šitoj vietoj, bet rekomenduočiau tada šiuo atveju geriau palikti taip, kaip yra, nes švalius gali būti dar blogesnis rezultatas. Aišku, jeigu vis tiek norisi panaikinti, galima iškadruoti šį produktą, kad būtų šita pusė labiau paslėpta. Ta padaryti visiškai nesunku, tiesiog paspaudus Ctrl+T, įjungus transformavimo įrankį, galim šiek tiek už kraštų patempti, kad ta vieta pasinaikintų ir paspausti Enter ir taip tiesiog turėti jau tvarkingą produktą. Šios korekcijos, kurias atlikau, tai yra tokios labiau bazinės korekcijos, su kuriom galima tikrai neblogai sutvarkyti produktą, bet aišku, su produktais, ypač su jais dirbant, būna įvairiausios situacijos, kartais ir reikia daugiau pačio produkto nuotrauką paredaguoti, spalvas, atspalvius sutvarkyti bei kitus nustatymus. Ir apie šios bei kitus nustatymus planuoju daugiau papasakoti kitoj daly. Tai jeigu pažiūrėt pirmą dalį, dabar pažiūrėt čia antrą dalį, tai tiesiog rekomenduoju įsijungti sekančią dalį, kurioje dar daugiau papasakosiu apie papildomas korekcijas, ką rekomenduočiau atlikti, norint atitinkamai sutvarkyti produkto nuotraukas. Tai kol kas būtų tiek ir sėkmės darbuose ir susitiksim kitame epizode. Iki.